Ir aš paprašiau organizatorių atnešti po stalu utkas, kaip tai yra vadinama ligoninėse, ir spjaudyklės, ir vemti skirtus bliūdus, bet čia jau nėra, dėl to aš labai daug negersiu šį vakarą, nebent tik aušys. Bet jeigu jūs turite didelį norą prisigerti šiandien, tai varykit, nes geriausias dalykas gyvenime yra prisigerti degtinės ir laiku išsivemti, ne? Mes visi žinome. Kaip? Darbas yra salė nepilnamečių. Ne. Tada darbas yra pohui. Nepilnamečių nėra, bet vaikų yra. Tai turbūt pirmas ar paskutinis mano keiksmažodis šitoj salėje šiandien. Nors jeigu nori, tai... Tęsant temą, reiškia, apie tai, kaip prasidėjo radio šou. Aš labai esu dėkingas, kaip ir Rimas Šapauskas, mes esame labai dėkingi radio stoties, radio centras tuo metu buvusiam redaktoriui Rimantui Pleikui, kuris yra labai geras žmogus ir kuris, nors ir būdamas dešiniųjų pažiūrų, aš tai sakau nebereikalo, kadangi radio šou yra klaidingai dažnai priskiriama prie kairiųjų pažiūrų žmonių. Tokiu būdu Rimas po arklių į tą jūrą, kur medūzos plaukia, kur gali skaudžiai gati, ne, tai juodąją jūrą. Kas buvo galbūt klaida, galbūt jam geriau matėsi. Ką tu klausai? Zbignevas gyvena Nemenčinėj. Mes puikiai žinom, kur mes atvažiavom. Jūs Panevėžyje turbūt nelabai esat susidūrę su Lietuvos Lenkais, ne? Šiaip jau geriausia yra, kai žmonės sugyvena gerai. Ir jeigu Lietuvoje yra Lenkai, kurie iš tikrųjų nėra visai Lenkai, bet jeigu laiko save Lenkais, tai tegul laiko. 100 metų. Geriausia yra gyventi draugiškai su Lenkais, tegul jie steigia savo mokyklas, universitetus ir ką tik jie nori. Bet kita vertus, ta kalba, kurie kalba, yra nepaprastai juokinga. Taip yra. Reiškia, įdomiausia yra, kai 20-ais metais pagaliau nusistovėjo demarkacijos linija. Kai mes labai gerai žinom, kai Želigovskis užėmė Vilnių pagaliau.